tik pastebėtų mano pliusus. Kad tik pasisektų objektyviai įvertinti. Kartais piktinuosi, kad esu nepastebėtas klasėje per 25 kitų. Kartais piktinuosi, kad jie nesuvokia, jog esu pirmiausia žmogus. Mano mokytoja šauni, supranta humorą. Norėčiau, kad mokiniai man kuo daugiau šypsotųsi. Kartais abejoju, ar užduotis mano nosiai. Kartais nerimauju, ar jie įveiks užduotis. Nenoriu konflikto. Nenoriu konfliktų. Ypač džiaugiuosi, kai kasdien susitinkam. Norėčiau daugiau pažinti tave. Labą dieną. Geros dienos jums, mokytoja. Išmintis, kūryba, supratimas, pasiaukojimas ir kantrybė puošia mokytojų sielas. Ir uždega juose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais. Tavo gyvenimo prasmė ruduo. Lyg lapai krintantys šiurena sąsiuviniai tarp tavųjų pirštų. Lyg paukščiai išskrendantis pakelia sparnus, pavėjai mokiniai į kelią. Kaskart artojo kantrumu žarstai žinias, kaip žiemkenčius į jaunas širdis. Ir vis bandai su atkaklumo raktais kukles mintis į laisvę nuskraidinti. Taip ir klampoja metai po gyvenimo takus, paženklintus laukimo. Laukimo derliaus, to, kurį tavi delnai kartų kartoms sodino. Ir teka dienos, kaip spalvotų lapų burlaiviais išmargintas vanduo. Todėl sakau, tavo gyvenimo prasmė ruduo. Visų Klaipėdos rajono mokinių vardu šiandien sveikinu jūs su mokytojų diena. Ir siunčiu jums kone prasmingiausią jausmą – pasitikėjimą jumis. Sveikinu. Sveikinu jūs su profesinė švente, gerbiami pedagogai, mėly kolegos ir bendražygiai. Mokome kasdien taisyklių, tiesų, formulių, dėsnių, bet nepamirštame mokiniams perduoti savo požiūrio, dvasinės šilumos, išminties. Tad šiltas sveikinimas mums visiems tegu nuskamba gerbiamo Klaipėdos rajono švietimo skyriaus vedėjo Algirdo Petravičiaus žodžiais. Kviečiame į sceną. Labadiena, mėly kolegos, džiaugiuosi, kad jūs šią penktadienio popietę nutarėte pabūti kartu ir pažymėti artėjančią mūsų profesinę šventę Tarptautinę mokytojų dieną. Mėly mokytojai, noriu tarti nuoširdų ačiū jums už jūsų kantrybę, žinias, pagarbą, šypsenas, pagalbą kolegoms ir 7,000 mūsų rajonų ugdytinių, kurie lanko darželius ir mokyklas. Kasmet į mūsų mokyklas ateina vadinamosios Z kartos ugdytiniai, kurie gyvena pasaulyje, kuriame neteko gyventi mums pasaulyje su išmaniaisiais telefonais, socialiniais tinklais. Ir mums, mokytojams, tenka koja kojon žengti su šiais žmonėmis, kurie puikiai išmano technologijas ir dar geriau jas išmanys ateityje. Mėly kolegos, valstybės strateginiuose švietimo dokumentuose mokyklai, mokiniui ir mokytojai nustatyti
išsamus, atsakingi tikslai ir uždaviniai. Aš tikrai manau, kad gražus tarpusavio bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų, administracijos, švietimo vadybininkų gali duoti tikrai gerą rezultatą. Mūsų visų tikslas yra vienas, kad mūsų kuriama mokykla būtų gera visiems. Su švente ir kuo geriausios sėkmės. Su malonumu pristatau ir svečiuose esantį Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį. Kviečiame į sceną. Gerbiami mokytojai, tikrai iš viso širdies sveikinu Jūs, Jūsų profesinės šventės proga. Linkiu Jums, kad Jūs visos save ir visi save atiduotumėt savo moksleiviams ir, kaip sako, išleistumėte puikius jaunuolius į gyvenimą. Kadangi jų mūsų rajoną kuruoja Violeta vicemerė Riaukienė švietimą, noriu jai įteikti gėlių puokštę, kad jinai visus globotų, visais rūpytųsi, o švietimo vedėjas, kuris įgyvendina visus, tiek švietimo ministerijos, tiek savivaldybės priimtus sprendimus, irgi aš noriu jam padėkoti už jo rūpestį ir įteikti jam žvakę. Žvakė tai yra šviesa, švietimas. Žvakė šviečia. Tai, kad iššviestų ir jūs visus globotų ir šildytų. Tai prašau švietimo skyriaus vedėją ir Violetą Riaukienę. Dėkojame gerbiamam Seimo nariui. Mokomės mes, mokiniai, bet mokotės ir jūs, mėly mokytojai. Ir taip kasdien mes visi kartu, nuo rugsėjo iki birželio. Nuo rugsėjo iki birželio. Nuo rugsėjo iki birželio. Nuo birželio iki rugsėjo. Žinių keliais, klaidų takais. Tiesa, iš įvairiausių pažinimo šaltinių semiamės išminties ir žinojimo, stipriname save, neleidžiame abejoti savo pašaukimo teisingumu. Na, o šiandien Klaipėdos rajone svečiuojasi Lietuvos edukologijos universiteto filosofijos katedros vedėjas ir dėstytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, vadovėlių autorius, docentas, daktaras Liutauras Degėsys. Šventės proga mūsų svečias skaitys paskaitą tema Žmogus ir šiuolaikinio ugdymo filosofija. Tad kviečiame Jūs pradėti paskaitą. Salėje šviesos nebūtų galima, aš veidus mėgstu matyti. Dabar aš Jūsų beveik nematau, jeigu truputėlį pašviestumėt, man būtų... ačiū. Na, visų pirma, tai žinoma sveikinu Jūs ir save, tiek metų praleidusi pedagoginėme darbe. Šventė yra puikus būdas su savim susitikti. Kai aš galvoju, kodėl žmonės per šventes susipyksta, kitas iki persivalgo. Aš manau, iš to neturėjimo ką veikti per šventes, nes šventė yra būdas, sakau, susitikti su savim, į save pasižiūrėti, apie save pagalvoti, o dabar mes irgi 1 valandą atleisti nuo namų ruošos, nuo visokių darbų. Galim truputį pasikalbėti apie tai. Paskaitų aš jau keletą metų nebeskaitau, nes paskaitas skaito tie, kurie skaito iš lapelio. Kadangi aš dažniausiai kalbu ir pasakoju, tai tai, ką aš darau, aš vadinu pasakomis. Aš jums irgi paseksiu pasaką šiandieną.
Tik įtariu, kad tai bus pasaka su tokia nelabai gera pabaiga. Dar nežinau, kaip aš prie tos pabaigos prieisiu, bet po truputį pradedu. Ir pradedu nuo to, kaip mums sekasi kitas iki gyvenime kūrybiškumą savo pademonstruoti. Aš jums savo pavyzdžių pailiustruosiu. Jeigu sugalvoji kokią truputį įdomesnę antraštę, pasižiūrėk, kaip tave supranta. Jeigu nori apie save išgirsti, ko negirdėjai, tai reikia spausdintis Delfyje, ir aš kartais tai darau. Ten sužinai viską apie save. Tai, tarkime, aš tokį parašau straipsnį, senius reikia šaudyti jaunystėje. Nu, kaip suprantat, komentarai būna tokie, kad čia puikus Sodros šūkis galėtų. Senatvė yra liga, kurią užsikrečiama jaunystėje. Žinome, jūs patys su to susidūrėte, kad mes dabar matom tokį reiškinį, praeities revizavimo reiškinį, ar ne? Kadaise tokia frazė buvo apie Rusiją, aš labai juokdavausi, kad labai tinka tai šaliai, pasakysiu nevalstybinę kalbą, paskui išversiu, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Įsiklausykit, tai šalis su nenuspėjama praeitimi. Kodėl nenuspėjama? Tai šalis, kuri visą laiką perrašinėdavo savo praeitį. Šalis, kuri pakeisdavo didvyrius, įvykius, griaudavo paminklus, pervadindavo gatves ir ten atsirasdavo dalykai, kurių nebuvo. Tik rašiau kažkada straipsniais, dabar visai tiktų. Vadinasi, jis grybautojo žvilgsnis. Rašiau, žinoma, ne apie grybavimą, bet suprantama, kad Bernardinai įdėjo į skyrelį gamta. O kalbėjau aš apie tai, kad grybautojo žvilgsnis yra toks žvilgsnis, kur mes labai dažnai žiūrime į tikrovę ir žiūrėdami, kągi mes darom. Mes matome tik tai, ką norim pamatyti. Kai jisai žiūri tą savo tokių grybautojo žvilgsnių, apie grybavimo sezoną man praneša, kurie išsiduria miške akis. Nes jie nemato šakų, jie mato tik grybus. Kodėl jis šitą traumą gauna? Jis nieko kito nemato. Jis mato tik grybą, šakų nemato. Stovinti vis dar. Visai neblogai papuoštų mano svetainę. Čia aš dabar jau kalbu, kaip jūs suprantat, apie tą mūsų sugebėjimą. Na, tokį paprasčiausią pavyzdį aš jums galėčiau pateikti, tokio žvilgsnio perfokusavimo pavyzdį. Aš tikrai labai įdomi paskaita, taip filosofiniais, su praktiniais, tokiais paprastais pritaikymais gyvenime. Tai šitas vagelės, ką turiu ranko, tikrai norėčiau įteikti jums. Ir taip pat aš pamiršau, kad tik pusę mokytojų pasveikinau. Ten gale vagėlę įteikiau, vat kiek svarbus jūsų pranešimas. O dabar padarysiu galbūt, jeigu neišgesinti šviesos, tai po šito pasveikinimo. Gerbiamas docente, mes taip pat sakome didelį ačiū visų mokytojų vardu ir norime įteikti jums taip pat puokštę gėlių. Bet dar turime išduoti paslaptį visai mūsų mokytojų auditorijai, kad vakar docentas šventė savo gimtadienį. Ir mes sveikiname jūs ir linkime jums kuo gražiausių dienų, stiprios sveikatos, geros energijos ir puikių žmonių kelyje. Tikimės, kad paskaita patiko, o dabar skelbime.
Mėly svečiai, matysite filmuotą reportažą "Būti mokytoju". Pirmuoju muzikiniu kūriniu jūs pasveikino Gargždų muzikos mokyklos auklėtinė Jazmina Preibytė. Jos mokytojas Sigitas Stalmokas. Ateina laikas ir į tavo gyvenimą įžengia mokytojas. Lengvai ir žaismingai jis parodo, kaip įminti didžiausią gyvenimo paslaptį. Gerbiami Klaipėdos rajono mokytojai, prisimenu šviesios atminties pedagogės Meilės Lukšienės parašytų žodžius. Visada būtina dirbti švietimo darbą, rūpintis tautiniu jaunimo ugdymu, ginti ir plėtoti jaunimo kultūrą, mokslą, kad tauta neprarastų atminties ir tautinės tapatybės, kad ji kultūrėtų ir neatsiliktų. Todėl šiandien įvairiais padėkos raštais bus apdovanoti patys geriausi Klaipėdos rajono mokytojai. Apdovanojimus pradėsime įteikdami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštus. Kadangi svečių iš Vilniaus nesulaukėme, padėkos raštus kviečiame įteikti švietimo skyriaus vedėją. Ateina mokytoja, pasitinkame ją. Taip pat padėkos raštą atsiimti kviečiame Gargždų Vaivorykštės gimnazijos dailės technologijų mokytoją Ritą Patešką. Kviečiu Gargždų Lopšelio darželio Saulutę prieš mokyklinio ugdymo pedagogę Virginiją Galinienę. Taip pat padėkos raštą norime įteikti Klaipėdos rajono Endrijavo pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai metodininkai Laimai Kazlai. Klaipėdos rajono Priekulės muzikos mokyklos akordeono mokytoja Irena Koncevičienė. Malonu pakviesti Gargždų Minijos progimnazijos pradinių klasių mokytoją metodininkę Vandą Majauskienę. Taip pat iš tos pačios mokyklos kviečiame anglų kalbos mokytoją metodininkę Stefaniją Mialakienę. Noriu pakviesti Gargždų Kranto pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui
nuoširdžiai į sceną kviečiame Gargždų kranto pagrindinės mokyklos matematikos puikią mokytoją Ireną Sakalauskienę. Taip pat į sceną kviečiame Klaipėdos rajono Priekulės muzikos mokyklos akordeono mokytoją Galiną Samylovą. Tarėlis prieš mokyklinio ugdymo pedagogai Eugenijai Stulgieniai. Pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoją metodininką Arūną Šimkevičių. Na, o kadangi neturime svečių iš Vilniaus, kviečiame vedėją prisijungti prie šitos šaunios gražios ministerijos apdovanojimais. Šventinį tarptautinį mokytojų dienos minėjimą. Šią akimirką mokytojus pagerbs Klaipėdos rajono savivaldybės mero apdovanojimai. Tad į sceną kviečiame Klaipėdos rajono savivaldybės merą Vaclovą Dačkauską ir Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoją Violetą Riaukienę. Visą pedagoginę bendruomenę noriu pasveikinti tarptautinės mokytojų dienos proga. Mieli mokytojai, esate jūs tie geriausi pavyzdžiai kiekvieno žmogaus gyvenime. Kasdien į jūs nukrypsta daugelio vaikų žvilgsniai. Būtent jūsų pastangų dėka užsižiebė ugnelė pažinti, išmokti, suprasti. Didžiuokitės savo profesiją, didžiuokitės savo ugdytinių pasiekimais, nes esate to verti. Na ir norėčiau palinkėti, kad nepritrūktų jums meilės, dėmesio ir pagarbos ne tik profesinėje veikloje, bet ir asmeninėme gyvenime. Sėkmės ir stiprybės jums, dovanojant savo patirtį kitiems. Su švente, mylėjai. Sveiki, mėly mokytojai, sveiki, mėly šventinio vakaro dalyviai. Nuoširdžiai sveikinu visus su tarptautine mokytojų diena. Dėkoju Jums už Jūsų nuoširdumą, pasiaukojimą, meilę ir kantrybę, ugdant mūsų jaunąją kartą. Ir linkiu, kaip ir kad prašė vaikai iš ekrano, būkite tikrais mokytojais. Tai dabar rajono savivaldybės mero apdovanojimas padėka Stanislovui Adomavičiui, Gargždų muzikos mokyklos mokytojų metodininkui. Taip pat noriu pakviesti Klaipėdos rajono švietimo centro metodininką Julių. Į sceną kviečiame Gargždų Lopšelio darželio Ąžuoliukas vyresnąją auklėtoją Ireną Bastakienę.
Net nebejoju, kad ne vienas čia sėdėdami pajudinot bent jau kojas minimum. Tad dar kartą labai garsiai paplokim džiazo ansambliui. Vadovas Sigitas Stelmakas. Laisvą, aktyvę ir turtingą asmenybę ugdant mokykloje reikšmingą vietą užima ne tik mokytojai, bet ir visa didelė gausi bendruomenė. Mes, jauni žmonės, kasdien mokykloje matome tuos, kurie rūpinasi gražia mokyklų aplinka, švara, skaniu maistu, šiluma, net mokyklos biudžetu. Taip ir ateina suvokimas apie bendruomenę, ar ne? Apie pareigos jausmą kolektyvui, draugams, vyresniesiems. Ne tik jaunas žmogus, bet ir mes, mokytojai, suprantame, kad pasaulyje gyvename ne vieni. Ir kad dirbame ne vien tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, kad anot Justino Marcinkevičiaus velniškai sunkų darbą būtina atlikti iš meilės ir paklusnumo. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus padėkos raštais apdovanojami įvairių sričių mokyklos darbuotojai. Tad į sceną noriu pakviesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių Sigitą Karbauską bei Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus pavaduotoją Ligitą Liutikienę. Sveiki, mėly pedagogai, visa švietimo bendruomenė. Yra profesijų, kurios yra pažįstamos kiekvienam žmogui, nes su jomis susidurėme kasdien, metų metus. Viena iš jų yra mokytojo profesija, nes ji pažįstama kiekvienam vaikui, mamai, tėčiui, net ir seneliui. Nuo mokytojo gebėjimo dalintis žiniomis priklauso mūsų jaunų žmonių ateitis, o taip pat ir mūsų ateitis. Be jūsų ir šis pasaulis nebūtų toks gražus, toks turtingas ir toks doras. Sveikindama jūs visus su profesinė švente, linkiu sėkmės jūsų sumanymams ir jūsų darbams. Labą vakarą, čia atrodo kaip naktis, tikrai nieko nematau. Kas įstrigo iš filmuko? Olios pasakymas, Olios Grinevičienės. Jei nori būti gerbiamas, gerb kitus. Gerbk vaikus, tai va. Gerbkime vaikus. Jeigu viens kitą, ko gero, tai yra vienas iš gražiausių dalykų, gerbti vienam kitą. Man tai asmeniškai be galo malonu, kaip tokiam žmogui prie ūkio, kad tikrai mokyklai ne vien pedagogai, bet pedagogai mokytojai jumis su švente. Tačiau šalia jūsų ir kiti žmonės. Ne mažiau reikšmingi, ne mažiau reikalingi. Ko gero, mokiniai ir iš jų mokinas daug. Daug ko išmoksta ir pamato. Tad su švente ir mokytojai su švente ir šalia jų esančios. Sėkmės visiems. Administracijos direktoriaus padėkos raštai. Kretingalės vaikų lopšelio darželio virėjai Danutei Bagdonavičienei. Yra gerbiama Danutė, prašom į sceną. Plojimai. Taip pat noriu pakviesti Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos vyriausiąją buhalterę Genovaitę Ganciniauskienę. Prašome nepabėgti nuo scenos, nes irgi reikės bendros nuotraukos. Taip pat į sceną kviečiame Pašlužmio mokyklos daugiafunkcio centro vyriausiąją buhalterę Zinoidą Gricienę. Pagrindinės mokyklos vyriausiąją buhalterę Almą Kmitienę. Į sceną kviečiu Drevernos vaikų darželio ūkvedę Laimutę Kvasienę.
Administracijos direktoriaus padėkos raštą atsiimti kviečiu Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Joną Lipskų. Jonas į sceną bėgte. Kviečiame Vėžaičių Lopšelio darželio virėją, prašau, ne mokytojai, beveik mokytojai, gyvenimo mokyklos mokytojai. Na ir kviečiame bendrai foto. Gal galima truputį ir arčiau ir ateiti, ar ne, Gintautai, kaip patogiau? Arčiau, kviečia fotografas arčiau. Rašydamas apie Vincą Mykolaitį Putiną, Justinas Marcinkevičius teigia: eiti gyvo žodžio tiltu, tai reiškia skaityti ir išgyventi žmogaus dvasios augimą, jos laisvėjimą, viršūnių ilgesį. Šviesos ir tamsos kovą, pergalę ir pralaimėjimą, kuriančios būties nuvertėjimą. Cituojame šias eilutes, norėdami su tuo tiltu palyginti ir mokytojo kelią, kuriame privalu vadovautis nesenstančiais moralės ir etikos principais. Tad ir vėl apdovanojame geriausius Klaipėdos rajono mokytojus. Šįkart Klaipėdos rajono švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais. Tad į sceną dar kartą kviečiame švietimo skyriaus vedėją Algirdą Petravičių ir jo pavaduotoją Nijolę Gottlibienę. Labą vakarą visiems. Viena galbūt nuskambės tokia banali frazė. Tiesiog esame dėkingi, kad jūs esate čia, kad jūs apskritai esate ir už tai dėkingi esame, ką jūs darote. Ir man kilo vienas retorinis klausimas, kasgi būtume mes, švietimo skyriaus darbuotojai, be jūsų. Taigi sceną norime pakviesti Giedrę Bakienę, Priekulės Lopšelio darželio direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Padėkos raštas dabar bus įteikiamas Violetai Petrošieniai, Gargždų kranto pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Apdovanojame Sandrą Petrusevičienę, Gargždų Lopšelio darželio Saulutę, auklėtoją metodininkę. Arčiau, kviečiame arčiau į šviesą.
šiandien jau stovėjo čia ant scenos ir sveikino didelę mokytojų bendruomenę. Ne tik mokytojų, bet ir visos mokyklos bendruomenę. Tad norėtume pakviesti ir paklausti, galbūt yra daugiau žmonių, kurie norėtų tarti didį, gražų sveikinimo žodį. Jeigu tokių yra, kviečiame čia ant scenos. Keli jų kūriniai, gerosios nuotaikos. Nenutylantis aplodismentai išduoda, kad ne tik mudu, bet ir visa salė sakome nuoširdų didžiulį ačiū visai muzikos mokyklos bendruomeniai už padovanotus koncertus. Ir į sceną dar kviečiame, tikrai žinau, yra du vadovai likę čia, tai yra Albertas Želys ir Stanislavas Adomavičius, o Sigitui Stelmokui gėlę parnešite. Tai prašome ateiti, norime jums dar kartą padėkoti už koncertą. Taip pat dėkojame šio šventinio minėjimo organizatoriams, tai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriui ir Klaipėdos rajono švietimo centrui. Taip pat dėkojame šventinio minėjimo rėmėjams Klaipėdos rajono savivaldybei ir Gargždų kultūros centrui. Taip pat nuoširdį padėka garso ir scenų apšvietimo servisui Garsena. Ir žinoma, dėkojame šio renginio prodiuseriui Žilvinui Liuliui. Taip pat
Jūsų vardu ir savo vardu noriu padėkoti šiandien labai gražiai scenoje dirbusiems savo mokiniams. Tai yra Matui Vainiui, Mantui Ašmantui, Juliui Mažygiui ir žinoma Povilui Kelbauskui. O aš nuoširdžiai noriu taip pat padėkoti savo mokytojai, taip pat ją viešai pasveikinti. Sveikinu mokytoją ir noriu paprašyti jūsų jai paploti. Ačiū. Ačiū mokytoja, kad atiduodate man savo laiką ir energiją. Ačiū tau, jaunas žmogau, už šypsenas, mintis, gėles, už naują dieną,